Kiek metų jūsų vaikui? Visi tėvai tiki arba tikisi, kad jų vaiko laukia šviesi ateitis. Vaikai įgis gerą išsilavinimą, uždirbs pinigų ir ras savo vietą visuomenėje. Na kągi, jūs esat teisūs. Jūsų vaikai tikrai ją ras. Tačiau yra vienas neginčiamas faktas. Šios vietos yra skirtingos. Nuo neturtingųjų ir viduriniųjų klasės atstovų iki kiečiausių ekspertų ir verslininkų turinčių milžiniškas pinigų sumas. Sakote, kad laimė priklauso ne nuo pinigų. Ir aš jums pritariu. Su sąlyga, kad jūs sutiksite su manim, kad geriausia būti turtingam ir sveikam, negu vargšui ir ligotam. Ypač, kai esi senas, pavargęs ir net pinigų vaistams neturi. Todėl patys pinigai nebūtinai suteiks laimės, bet jų stygius tai garantuotai jos nepridės. Neaiškinsiu, kodėl visuomenė taip susisluoksniavo ir neprausiu jūsų galvų sudėtingais ekonominiais terminais. Bet aptarsime, ką turėtų daryti tėvai, kad jų vaikas netolimoje ateityje atsidurtų toje teisingoje turtingųjų, o ne vargšų pusėje. Ten, kur viskas gerai, kur laikas teka kitaip, kur yra laisvė, nepriklausomybė nuo darbo valandų, kur nėra pirmadienio ir sekmadienio sąvokos, kur visada lieka laiko šeimai. Pinigai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis ir kuo anksčiau tai pripažinsite ir įskiepysite savo vaikui, tuo geriau jam ir jums. Laimė nėra pinigai, laimė yra įvairių sąvokų visuma ir visos jos vienodai svarbios. Būti sveikam yra taip pat svarbu, kaip turėti draugų. Būti mylimam yra taip pat svarbu, kaip ir gebėti kam nors ko nors padėti. Gauti yra taip pat svarbu, kaip ir duoti. Ir šių svarbių komponentų sąraše pinigai užima lygiavertę vietą. Žaidimo taisyklės yra nustatytas jau senai. Visi mes, įskaitant ir mane, turim du kelius. Arba pakeisti žaidimo taisyklės, o tai, sutikite, šiandien tiesiog neįmanoma. Arba išmokti žaisti pagal jau esamas taisyklės ir tai daryti labai gerai. Turbūt žinot, kad asmenybės formavimas iš esmės baigėsi apie 17 gyvenimo metus. Būtent šiame amžiuje psichologiniu lygmeniu prasideda vaiko atsiskyrimo nuo tėvų procesas ir tai yra natūrali eiga. Na, taip veikia pasaulis. Vadinasi, jūs, kaip tėvai, turite laiko iki 16-17 metų įdiegti tas pagrindinės nuostatas, kurios ilgainiui nuves jūsų vaiką į sėkmę arba atvirkščiai. Neatsitiktinai pasirinkau žodį nuostatos, o ne žinios, nes žinių visada galima įgyti bet kokiam amžiui, nepaisant kiek jums metų dabar. O laikas leka beprotiškų greičių ir tikriausiai jums pažįstama frazė, nespėjau kažkaip apsidaryti, o jie jau ir užaugo. Na taip, su vaikais taip jau būna. Mūsų, kaip tėvų užduotis, patiems įsitraukti ir supažindinti juos su tokiamis sąvokomis kaip pinigai, finansinis raštingumas ir panašiai. Būtent nuostatos bus viena vertingiausių investicijų į jūsų vaiką. Laiko negalima sustabdyti, bet jį galima užpildyti naudingais ir daug žadančiais dalykais. O svarbiausiai, būtent šio laiko su vaiku negalima praleisti. O dabar paspauskit like ir subscribe mygtukus ir mes aptarsim, kas apskritai yra tie pinigai ir kaip jūs ir jūsų vaikas juos mato. Kiekvienas žmogus savaip supranta pinigus ir turi savo pasaulėžiūrą. Bet spėkit, kas tą pasaulėžiūrą suformavo. Daugeliu atveju žinoma tėvai. O kas yra pinigai jūsų supratimu? Ar kad nors uždavėt savo šitą klausimą? Greičiausiai, kad ne. Paprastai kalbant, pinigai yra standartinis vienetas ir patogi priemonė mainyti juos į ką nors kitą. Pavyzdžiui, savo laiką į pinigus, arba pinigus į maistą ir pramogas, arba pinigus į kito žmogaus laiką. Taip sakant, tai yra tarpininkas tarp žmonių ir jų ekonominių santykių. Ir kažkaip gaunasi, kad vieni tų pinigų turi daug, o kiti mažai. Gal tai reiškia, kad egzistuoja tam tikros su pinigais susijusios taisyklės, žinios ir nuostatos. Ir tas, kuris geriau jas išmano, turi daugiau pinigų. Nes negali būti taip, kad jūs puikiai suprantate, kaip uždirbat, kur išleidžiat, vedat biudžetą, žinot, kaip sukurti pasyvių pajamų šaltinių, suprantat visus pinigų valdymo principus ir jais vadovaujatės, bet pinigų vis tiek neturit. O jeigu vis dėlto jaučiat, kad yra spragos iš aukščiau paminėtų dalykų, atlikit trumpą finansinio raštingumo testą ir užsiregistruokite nemokamą konsultaciją. Nuorodos yra šio video aprašyme. O dabar primenu svarbiausią dalyką. Pirmas žingsnis, kurį galite žengti, yra paklausti savęs, kas man yra pinigai. Ir jeigu atsakymas tik toks, kad čia atlyginimus, moka man už darbą ir viskas, tuomet tarp jūsų ir pinigų yra tikrai didžiulis atotrūkis. Ir kas dar blogiau, egzistuoja didelė tikimybė, kad šie atotrūkiai, tai yra klaidinga požiūrį į pinigus, įskiepsite savo
vaikui. Kas yra pinigai jūsų vaiko supratimu? Prisimenu vieną istoriją, visai neseniai buvau prekybos centre ir pamačiau tokią sceną. 5 ar 6 metų berniukas pradėjo verkti ir mamą už drabužių ten tampyti. Noriu šitą žaisliuką. Mama tradiciškai iš pradžių bandė aiškinti jam, kad nereikia tau to žaislo. Bandė nuraminti ten ir taip toliau. Bet jeigu turit vaikų, tai supranta, kad tai yra beprasmiškos pastangos. Vaikas tuo metu nieko negirdi. Tai labai greit susirientavo ir pakeitė savo strategiją. Pasitraukė iš piniginės 5 eurus, davė, ir sako, va, eik, nusipirk. Mažius irgi toks nekvailas pasitaikė, greitai pasiskaičiavo ir sako, mama, bet taigi čia 9 eurai kainuoja, tu man tik 5 eurus davai. O mama matėsi, kad jau su patirtim, sako, tai teisingai, todėl turim išsirinkti ką nors kitą arba tos trūkstamus 4 eurus sutaupyti ir tada grįšim nusipirkti. Ir įvyko stebuklas. Visi verksmai, kaprizai akimirksniu išnyko. Ir kaip galvojat, kodėl? Visų pirma, mama kažką davė vaikui. Antra, mama suteikė vaikui galimybę rinktis. Ir trečia, mama suteikdama vaikui galimybę rinktis ir duodama kažką apčiuopamą į jo rankas, o ne šiaip tuščią pažadą, privertė jį pradėti ieškoti būdų, kaip jis gali gauti tai, ko nori, ir paleido mąstymo mechanizmą. Ir toks variantas yra daug geriau negu tiesiog taip arba ne. Kokią pamoką vaikas išmoko per 50 sekundžių. Viskas, ko noriu, neatsidurs mano rankose tik todėl, kad aš to užsimaniau. Jeigu labai noriu, galiu tai gauti. Viskas turi savo kainą. Mano galimybės gali nesutapti su mano norais. Šiuo metu turiu arba sumažinti savo lūkesčius, arba jeigu jų nemažinu, turiu rasti būdą, kaip gauti daugiau pinigų. Na ir kaip vadinasi visi šie 5 išvardinti dalykai? Teisingai, nuostatomis. Tai tik vienas iš realių pavyzdžių, kaip formuojasi vaiko požiūris į pinigus. Galbūt mamos veiksmai buvo intuityvūs, o gal tai finansinio raštingumo rezultatas. Nežinau. Bet įsivaizduokit, kad kiekvienoje situacijoje vaikas iš tėvų gautų finansinio raštingumo dozę. Po kurio laiko vaikas visiškai aiškiai suprastų, kas yra pinigai, kaip jie veikia, iš kur jie atsiranda ir apskritai, kaip veikia šitas norų pasaulis. Tai nuo ko pradėti? Na, svarbiausia pradėti nuo klausimo, bet skirto ne savo, o vaikui. Kas tavo manymu yra pinigai? Tai okei, kokio amžiaus vaiką reikėtų supažindinti su pinigais? Konkretaus amžiaus tarpsnio nėra, nes kiekvienas vaikas yra individuali asmenybė. Tuščia lenta su genetiniais polinkiais, intelektiniais gebėjimais ir elgesio modeliu. Tačiau vieną žinau tikrai, kiekvienas vaikas mėgsta žaisti. Taigi klausimą galima formuoti taip. Kokio amžiaus vaikui bus įdomu žaisti su pinigais? Tikriausiai kažkur nuo 5 metų. Juk tokio amžiaus vaikų darželiuose jau įgyjami pirmieji mokymosi pagrindai. Svarbiausia ne kada, o kaip. Ir aišku, kad per žaidimą. Jei nuo mažens vaikui aiškinsime, kad pinigai yra kažkas sunkaus, nepasiekiamo, tai taip ir gyvenime bus. Pinigai jam taps kažkuo sunkiai uždirbamu ir nepasiekiamu. O jums kaip tėvams to tikrai nereikia. Kalbame apie vaikų finansinį raštingumą, mes nekalbame apie akademinį ir nuobodų mokymą. Kai turime reikalą su vaikais, tai galim kalbėti tik apie žaidimus ir mini iššūkius, kad jiems būtų įdomu. Na, bent jau kai kalbam apie ten jaunesnius negu 12 metų vaikus. Todėl apibendrinant, nuo 5 metų pradėti ir iki 12 metų mokyti apie pinigus per žaidimus ir challenges. Po 12 jie jau pakankamai brandus, kad suvoktų sudėtingesnius terminus ir priežasties pasekmės ryšius. Bet prieš pradedant kalbėti apie finansinį raštingumą, kas apskritai yra tas raštingumas? Mūsų mokė, kad turime būti raštingi. Mokėti skaityti, rašyti, skaičiuoti. Na, kaip ir viskas aišku. Tačiau tai yra tik svarbios raštingumo sudedamosios dalis, bet ne visas vaizdas. Juk Lietuvoje yra šimtai tūkstančių raštingų žmonių, gaunančių minimalų arba mažesnį už vidutinį atlyginimą. Ar tai nereiškia, kad toje raštingumo sąvokoje trūksta kai kurių svarbių elementų? Ir vienas iš šitų elementų yra finansinis raštingumas. Tai yra požiūris į pinigus, jų tvarkymą ir suvokimas, kaip svarbu įgyti šios srities žinių nepriklausomai nuo specialybės. Juk yra labai turtingų odontologų ir netokių turtingų. Yra turtingų architektų ir architektų, kurie vos pragyvena nuo algos iki algos. Yra kirpėjų, kurios važinėja su naujų automobilių ir kirpėjų, kurios savo vaiką į pramogų parką nuvežti neišgali. Ir taip su bet kurios profesijos atstovais. Kodėl taip yra? Todėl, kad egzistuoja elementarios sąvokos, tokios kaip diversifikavimas ar portfelio valdymas, bazinės žinios ir idėjos. Žinote, kokia yra mano raštingumo formuluotė? Raštingumas tai, kai aš suvokiu savo neraštingumą ir nekompetenciją kokioje nors srityje ir dedu pastangas užpildyti šią spragą įgydamas žinių arba samdydamas tos srities ekspertą. Įsidėmėkite šią formulę, nes jums jos priveiks labai dažnai. Kai įsisąmoninsite tai visą savo esybę, akimirksniu žengsite tikrojo raštingumo keliu ir pradėsite naują gyvenimą su naujais iššūkiais ir pasiekimais. Kaip jau minėjau, finansinis raštingumas yra bendrojo raštingumo dalis, tik labai svarbi. Nuo jo priklausys, kokią ateitį turės jūsų vaikai, kokiame name gyvensite jūs pats, kokiu automobiliu vešite vaikus į geriausią šalies mokyklą ir panašiai. Suaugusieji
Suaugusiems finansinis raštingumas tai, kai susipažįstama su pagrindinėmis finansų srities sąvokomis. Išsiaiškinama, kokios apskritai yra turto klasės, kokie investavimo būdai egzistuoja, per kokias platformas galima investuoti, kaip minimizuoti rizikas, bent jau pradžioje, siekiant sutaupyti ir padauginti turimas lėšas. Vaikų finansinio raštingumo elementai yra šie: kas yra pinigai, kaip su jais elgtis ir koks yra teisingas požiūris į pinigus. Ir visa tai formuoja žaidimų ir mini užduočių pagalba tėvai. Na, pageidautina, kad būtų patys finansiškai raštingi. Ir tai galima įtraukti į vaiko kasdienybę kaip įdomų dalyką. Pavyzdžiui, kaip žaidimas su kamuoliu ar kompiuteriniais žaidimais. Galima padaryti taip, kad vaikas mėgautųsi ir lauktų to kaip kalėdų senelio. Atliko užduotį, gavo prizą, pagirimą ar kokį nors paskatinimą, nes norus reikia užsitarnauti, užsidirbti ir pageidautina savo galvą. Tik šiame procese nepamirškite, kad jūsų kaip tėvų meilė turi būti nemokama ir begalinė. Kokiu dažnumu mokyti finansinio raštingumo temos? Nepamirškite, kad kalbame apie vaikus, kuriems reikia žaismėlį, futbolą, ten šukuoti lėlę, daryti ką nors smulkiosios motorikos srityje ir panašiai. Pavyzdžiui, puikiai tinka kas savaitiniai iššūkiai. Tai galėtų būti ėjimas į prekybos centrą su pirkinių sąrašu, asmeninės banko sąskaitos rodymas, pavyzdžiui, kaip mokate komunalinius mokesčius. Galite net pasisodinti prie kompiuterio, įduoti mažui pelę ten į rankas ir paprašyti, kad jisai pats paimtų tai ir padarytų. Tai padidins jūsų vaiko savivertę ir jis susipažins su viena iš finansinių priemonių. Tikrai šio proceso metu jam kils 10 klausimų. O kai jūs juos visus atsakysite, tai bus puikiai mokymosi patirtis. Aišku, reikia pasiruošti tikėtiniams klausimams. Pavyzdžiui, kodėl mokam už šilumą? Kiek kainuoja telefonų išlaidos? Ir panašiai. Tik slaptažodžių gal jau neduokit. Na, bent jau kol kas. Šis pavyzdys yra vienas iš daugybės pavyzdžių, kuriais mielai dalėjame savo kanale. Jeigu jūs domina vaikų ir pinigų tema, komentaruose rašykite domina, o mes iš komentarų skaičiaus jau darysim išvadas, ar verta tęsti šią temą. Ir nepamirškit paspausti like ir subscribe. Įgyvendinant finansinio raštingumo ugdymo procesą su vaiku gali kilti natūralus klausimas. Ar aš esu geras mokytojas? Gal tiesiog nežinau, kokias finansinės užduotis atlikti su savo vaiku? Kaip jau supratote, išeitis iš bet kokios situacijos yra užduoti tinkamus klausimus. Jeigu jūsų paties finansinio raštingumo kelias nėra labai geras, tai nereiškia, kad jūsų vaikas turi jį kartoti. Priešingai, jūsų kaip tėvų pareiga yra nutraukti ciklą ir neleisti tam pasikartoti. Šiuo atžvilgiu būtina rasti alternatyvių ugdymo šaltinių, o mūsų kanalas yra vienas iš tokių šaltinių. Alternatyvaus švietimo šaltinis, ypač kalbant apie finansinį raštingumą, gali būti tam tikras mentorius, asmuo, kuris vienodai gerai išmano ir vaikų psichologiją, ir finansus. Sutinku, kad tai nėra lengva užduotis. Kai kūrėme savo kanalą, mūsų tikslas buvo pateikti prenumeratoriams naudingos informacijos, naudingo turinio, motyvuoti savo auditoriją, perduoti kažką vertingo. Todėl ir sukūrėm šią seriją, kuri gali tapti nuolatinė rubrika, jeigu parodysite pakankamą susidomėjimą, prenumeratos ir komentarų po šio vaizdo įrašų formą. Vaiko finansinis raštingumas gali būti pradėtas ugdyti maždaug nuo 5 metų amžiaus. Šiame procese svarbu įdiegti vaikui teisingą požiūrį į pinigus. Jeigu nesate tikri, kad galite tai padaryti patys, nieko blogo nėra patikėti tai kitiems. Bet daug geresnių rezultatų pasieksite, jeigu ir patys mokysitės. Norėdami objektyviai vertinti esamą padėtį, turite mokėti užduoti tinkamus klausimus. Visada turėtumėte ieškoti alternatyvų švietimo šaltinių. Vienintelis dalykas, kurio negalite susigrąžinti, yra laikas. Todėl svarbu laiku įsitraukti pačiam ir įtraukti savo vaiką. Laukiame jūsų komentarų po šio video, rašykite, jeigu jūs domina vaikų finansinio raštingumo tema, prenumeruokite kanalą ir laukite dar daug naudingo turinio. Sėkmės!